Pasakykim, adresuokim taip, kad, reikia, viskas. Reikia atsisveikinti, KMT dabar praeina, aš manau, kad tu su manim sutiksi, Varanai. Blogiau jau nebus. Taip, bet po KMT finalo ketvirto reikia paspausti treneriui ranką ir sakyti, ačiū treneri, viskas, gana. Aš sakau, man pofik, ką Neptūnas padarys. Nebent Neptūnas išeitų į finalą. Tada jeigu Neptūnas nukala Wolfsus ir išeina į finalą, bet vėl... Tada, žinai, gali kažkaip bandyti teisinti. Iš vis, net, žinok, pasakysiu dar kitaip. Man neįdomu, kaip jie KMT sužais. Pofik man visiškai. Jo, pasakysiu taip. Man neįdomu. Neptūnas gali laimėti KMT. Aš nenoriu, aš netikiu Vovaru ir aš irgi šneku jau kaip senis, nors man 25. Tai pasiema kamuolį, gauna vienas driblingas ir dvitaškis. Tai pisk per rankas. Atsiprašau, kad keikasi, bet pisk per rankas arba... Kažką, žinai, padaryk, kažkokią baudą, kažkokią kovojimą ir, visiškai nekovoja komanda. Aš noriu papildyti. Įsiplės, pavaryk. Jo, tai man, žinai, būdavo anksčiau pikta. Mes pykdavom, žinai, yra toks pasakymas, kai tu pyksti ant žaidėjo, būdamas treneriu, reiškia, kad tu dar kažkuo tiki, žinai, šituo žaidėju. Kai jį lasdavoji, kai jį droži, reiškia, kad dar treneris tiki. Blogiausia yra, kai žaidėjų jau nieko nebesako. Reiškia, jo visiškai nebetiki. Tai, žinai, aš kaip tas treneris, man būdavo pikta, aš sakydavau ir dabar, aišku, pasakysiu, bet jau labiau iš tos tokios liūdnosios pusės, nepiktosios, man dabar jau, liūdna darosi. Gedulas. Ta prasme, Klaipėdai. Mišios, tai yra gedulas. Man nėra suvokiama. Aš žinau, kodėl tai vyksta, aš beveik įsitikinęs. Čia kalbėti, Neptūnas namie žaidė. Jo, ir linko aš vedu to nekovojimo, tai, komanda, žinai, nekovoja, nenori lūptis ir aš esu beveik įsitikinęs, kad tai yra išdavo to, kad jie netiki treneriu. Kai tu tiki treneriu, tu ari, žudaisi, kovoji ir yra toks vaibelis, tas, žinai, toksai, žirgelis riečiasi, žinai, net aikštelį, kai kovoja. Tai čia sportas turi kovoti, turi tavo akis deg, žinai, ugnelė kažkokia būti. O tu, žinai, matosi, kad žaidėjai tokie yra išsikvėpę, pavargę, nusikalę ir aš manau, kad tai yra ta psichologinė išdava komandos viduje, jie nebenori tiesiog kovoti ir jie jau rodo, kad, tai rodo, kad jie jau pasidavę su treneriu yra. Dėl trenerių pasidavę visiškai. Pasakykim, adresuokim taip, kad, reikia, viskas. Reikia atsisveikinti, KMT dabar praeina, aš manau, kad tu su manim sutiksi, Varanai. Blogiau jau nebus. Taip, bet po KMT finalo ketvirto reikia paspausti treneriui ranką ir sakyti, ačiū treneri, viskas, gana. Vėl, žinai, trūktų žodžių vėl iš pradžių gali būti, jeigu Neptūnas paima bronzą KMT. Kas tada? Bet čia būtų trumparegiškas mąstymas. Aš suprantu, bet supranti, gali tai būti. Tai žiūrėk, aš sakau, man pofik, ką Neptūnas padarys. Nebent Neptūnas išeitų į finalą. Tada jeigu Neptūnas nukala Wolfsus ir išeina į finalą, bet vėl... tada, žinai, gali kažkaip bandyti teisinti. Čia rimtas tikslas, bet sakau, man, jeigu jie, kad ir laimi bronzą, iš vis net, žinok, pasakysiu dar kitaip. Man neįdomu, kaip jie KMT sužais. Pofik man visiškai. Čia yra taurių turnyrai, jie yra tokie emociniai. Čia gali bet kas laimėti. KMT yra privalo laimėti tik Žalgiris. Taip. Visos kitos komandos, tai reikia žiūrėti LKL. Tai jo, pasakysiu taip. Man neįdomu. Neptūnas gali laimėti KMT. Aš nenoriu, aš netikiu Vovaru ir jeigu jie nori išgelbėti šitą sezoną LKL, nes KMT yra KMT, o LKL yra svarbiausias turnyras. KMT yra pofik. KMT pasirodymais giriasi tie, kurie nori uždangsyti šūdinų sezonus LKL. Tai jie turi pakeisti trenerį. Po KMT, ačiū, viso gero, viskas, out. Sutinki su mani? Jo, tikrai sutinku. Sakau, jeigu Neptūnas lieka... Žiūrėk, KMT daug priklausys nuo Neptūno žaidimo. Kaip jie pralaimės, aš galvoju. Bet jeigu jie lieka ketvirti ir ten jos Vulsai sunešioja ir jeigu jie neapsilošia Lietkabelio, kuris irgi dabar yra, sakykim, tokiai abejotinai formai komandai, jeigu pralašia tą... Prastoja, abiejai yra labai prastai formai. Tai tikrai Vovaras out. Taip, sutinku. Aš, kaip pasakyti, mes nežinom, ką darys vadovai, bet, kokių dar tau pasitikėjimų reikia? Mes žinom ir mes nujaučiam, ką gali daryti vadovai. Ir
Tavo surprise, mano prognozija, kad Neptūnas pasima bronzą. Pasima bronzą ir Vovaras lieka. Plius, ne, Vovaras nelieka, vis tiek Vovaras neliktų. Tai tu nori dviejų dalykų, ir kad Neptūnas bronzą paimtų ir kad tada Vovarą atleistų. Nu, aš matau prošvais čia, matau tą galimybę, nes, žiauriai prastai atrodo Lietkablis. Žiauriai prastai. Ir žodžiu, tu iš dviejų prastų komandų renkiesi. Aš matau logiką Neptūne. Aš matau logiką, Neptūnas laimi bronzą. Pasidžiaugia trumpai, atsisveikina su Vovaru, ačiū, viso gero. Ai, bet tik treneriai. Ne, ar treneris, ar žaidėjas. Jo, bent vienas. Ne, nebus, aš ne, out. Aš galvoju, kad mano favoritas tai Jorgos Vovaras, net laikys jam varpinę. Arba trinkėri, kai jau matys, kad viskas lysta iš po kojų. Hello, coach. Congrats with the victory. In the media outlets, you already fired as a coach. How sweet it is to you personally, as a human being, as a coach, as a human, to overcome all this behind stuff and to be in the final. I said yesterday, and I don't know how works outside. I said that I believe that I make good job.